Kodėl pasirinkote būtent tokį architektūrinį sprendimą Raseinių autobusų stočiai? Na, iš tikrųjų, tai visų pirma, esamoje aplinkoje labai norėjosi turėti kažką tai gyvybingo, spalvingo ir džiaugsmingo. O grinai projektuojant pačią pastato tipologiją, funkciškai dėliojant patalpas, gavosi taip, kad viena pastato dalis, laukiamoji salė, yra visa skaidri, visa yra stiklinė. Ir tiesiog automatiškai turėjo būti stogo atramos šitoje vietoje, kolonos. Ir kai pradėjo suktis kalba apie kolonas, mes būtent ir pagalvojame, kad imsime ir padarysime tiesiog šitas kolonas, būtent pastato vizitinė kortelė, padarysime jas aktyvės, išraiškingas ir spalvingas. Kas buvo sunkiausia projektuojant Raseinių autobusų stotį? Na, sunkiausia turbūt buvo toks ūkiškas dalykas sutilpti į užduotą biudžetą, nes buvo iš tikrųjų visokiausių norų, visokiausių alternatyvių, galbūt netgi apdailos medžiagų ir taip toliau. Tai sunkiausia gal buvo į tą programą sutilpti. O šiaip pats projektavimas, pats bendradarbiavimas su vyriausiu architektu, su bilderiu buvo labai sklandus ir tikrai kažkokių tai labai sudėtingų dalykų nebuvo. Buvo tikrai malonus, paprastas darbas. Ar esate projektavęs daugiau autobusų stočių? Ne, šitas mūsų buvo pirmas. Gal dėl to, sakysim, mūsų nuomonė taip, jisai toksai ir gavosi išskirtinis ir į nieką kol kas nepanašus, nes tai buvo mūsų tiesiog pirmas darbas, mes neturėjome kažkokios tai išankstinės koncepcijos ar pagrindo po kojomis, nuo ko viską pradėti, kūrėme viską iš naujo. Į uždarosios akcinės bendrovės Raseinių autobusų parkas, Raseinių autobusų stoties atidarymo ceremoniją. Kad svajonės pildosi, o mūsų svajonių įgyvendinimas yra įkvėpimo šaltinis naujiems mūsų sumanimams. Apie šį projektą Bulka žmonių šitoj gražioj šventėj. Vasario 16 tai yra tikrai labai svarbi data Lietuvos istorijoje. Mūsų miesto vartų, mūsų miesto vizitinės kortelės gimimo dienos šventė, galbūt galima taip pavadinti. Ir tikrai džiaugiuosi, kad šiuo metu tai yra viena gražiausių, moderniausių stočių Lietuvoje, tiek architektūrinė prasme, tiek technologinė. Šiandien džiugi šventė Raseinių miestui ir rajonui. Ko gero ne tik Raseinių miestui ir rajonui, bet ir visai Respublikai. Mes labai ilgą laiką buvome tas rajonas, nelabai kokį pastatą, žmonės nusivilgdavo. Šiandien aš tikiuosi, kurie apsilankys naujoje autobusų stotyje, centrinę miesto dalį. Ir labai šventai tikiu, kad tai nebus vienas išskirtinis pastatas. Pagal projektus yra numatyta, kad aplinka apie autobusų stotį tikrai bus irgi sutvarkyta. Sutvarkyta moderniškai, gražiai, kad trauktų tiek pravažiuojančių, tiek mūsų rajono gyventojų akį. Tikiu ir tuo, kad šis pastatas pasitarnaus viso rajono gyventojų labui. Mes galėsim su šypsena ir išlydėti tuos, kurie išvyksta iš Raseinių, ir su džiaugsmu sutikti tuos, kurie grįžta į juos. Ir aš tikiuosi, kad tų grįžtančiųjų bus trupučiuką daugiau negu išvykstančiųjų. Ir noriu tarti nuoširdų ačiū, kaip direktorius kalbėjo, visiems tiems, kas prisidėjo prie šios idėjos įgyvendinimo. Ačiū tiems, kas sumanė. Mes suprantame, kad šio projekto įgyvendinimas išties yra labai svarbus tiek Raseinių krašto žmonėms, tiek atvykstantiems. Todėl dėjom visas pastangas, kad objektas būtų pabaigtas laiku, kad darbai būtų atlikti kokybiškai. Ir išties,
Labai gerai. Matysime jūs. Laivai! Dėkoju visiems. Kunigą Vytautą Paukštį pašventinti šį pastatą. Šventosios dvasios. Tepat mus viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Viešpat išklausyk mūsų maldą ir mūsų šauksmas tave pasiekia. Pirmiausia, melskimės už tuos, kurie prisidėjo prie šio pastato pastatymo, melskimės už Seimo narius, kurie padėjo parėmė finansiškai, melskimės už visus, kurie statė šį pastatą ir kreipkime savo dangiškai Tėvą, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus išmokytą maldą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Dabar visi kartu paveskime šį pastatą Marijos globai. Atsimink maloningoji mergelė Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėgo prie tave, šaukėsi tavo pagalbos ir prašėsi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes kuo prie rajono savivaldybės merą Algirdą Gricių. Šias iškilmės, istorinės, ko gero, iškilmės, ką tik kalbėjau su vienu iš seniausių Raseinių mieste, ko gero, vairuotojų. Vairuotojų, kuris pradėjo gyvenimą Raseinių autobusų parke ir kuris matė, kad buvo statoma senoji autobusų stotis ir šiandien dalyvauja šitam renginyje ir mato, kaip yra atidaroma ir kaip Raseinių miestas pasiprangovui UAB Litkon. Už anksčiau terminą užbaigtus Raseinių autobusų stoties statybos darbus. Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius. Padėka. Prisidėjusiems prie šio unikalaus ir nuostabaus pastato pastatymą ir aš tikiuosi gerą ir normalaus jo eksploatavimą. Šventės dalyviai, tikrai noriu nuoširdžiai pasveikinti visus su vasario 16-ąją.
taip pat ir su šios stoties atidarimu. Ir norėčiau palinkėti, kad iš Raseinių ne daug važiuotų, o į Raseinius labai daug važiuotų. Na, o simboliškai, kadangi sutampa stoties atidarimas su valstybės atkūrimo diena, direktoriui noriu įteikti Lietuvos vėliavą, kad vėliavą taip pat įplevėsuotų direktoriui dar ne vienus metus ją keltų. Labai diena, gerbiami Seimo nariai, rajono vadovai, mėly kolegos ir Raseinių bendruomenės atstovai. Taip, direktoriau, jūsų stoties čia dar nėra, bet sekančiam albume tikiuosi, kad jinai atsiras. Su švente. Laivai. Kas pasakyta, aš gal tik galiu papildyti, kad stotis nebūtų tikra stotis be keleivių ir kad būtų keleiviai dar turi. Kas atvažiuoti į Jurbarką pastebi, kad mes turim tokią pat mažą autobusų stotį, kaip buvo pas jūs. Ir dėl to mes šiandien norim pasveikinti visus raseiniškius, visus autobusų parko darbuotojas su šia gražia švente. Palinkėt, kad šita jauki stotis čia niekada nenutiltų šurmulys. Ir kaip ir uostas be laivų būna tuščias, taip ir autobusų stoty noriu, kad palinkėtų čia nuolat zuitų. Pamenu, prieš eilę metų jūsų žali besišypsantis autobusai papuošti trispalviais.